veikia, ne? Pasitiksina, ne? Teisingai. Gerai, toj. 1, 2, 3. Sveiki, Lietuvos žiūrovai. Čia su jumis laida Keliai mašinos žmonės. Ir šiandien pakalbėsime apie mitą numeris 3. Tai yra idealus kalbėjimas ir net pats žodis man antras dublis, toj. Kaip pasakyti? Perfekcionizmas. Ja. Numeris 3 mitas. Kadangi mergina mano yra šiame reikale labai ekspertė, perfekcionistė, paprašiau, kad padarytų video, bet kadangi iš pirmo karto ir iš 10 karto nesigavo idealus pats video, tai teko man daryti. O mitas numeris 3 yra labai paprastas. Tai yra idėja, kažkokia sugalvota idėja, kad iš pirmo karto turi būti viskas idealiai, kad negali nei klysti, nei suklysti, dėl to čia visą tą šou ir padariau tokį. Nes taip dažniausiai mes galvojame, kad turime daryti ar tai video, ar tai kažkokią informaciją ir taip toliau. Ir problema didžiausia, kodėl, netgi tu turbūt sutiksi su tuo, kad didžiausia problema ta, kad mes esame išmokyti televizijos ir visų kitų dalykų, kad mes turime idealiai kalbėti, kad mes turime, žodžiu, būti, atrodyti, apšvietimas, viskas ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu pažiūrėjus į YouTube'ą, kai prasidėjo YouTube era, pažiūrėjus į YouTube'ą, patys pagrindiniai video, kurie daugiausiai ir pasidalinimų, ir tų laikų vadinamų, ir žiūrovų susilaukia, tai yra tie, kurie visiškai yra tokie paprasti, kurie netikėti, kurie nėra sudėlioti, netgi klaidų yra labai daug. Ir būtent šiais laikais dabar būti idealiam yra net neįmanoma, nes tai neįdomu, visiškai neįdomu. Ir pažiūrėkite į laidas kažkokias, žiūrit laidas, ką jūs darot per laidas? Ar mes žiūrime iš vieną laidą, ar mes tuo metu ten Facebook'e kur nors, dar kažkur kitur, nes mums nuobodu tas perfekcionizmas, tas pats per tą patį, idealumas, ten ta šneka tokia, bla 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 bla. Netgi yra tokie įdomumas, kad netgi pažiūrėjus televiziją galim pasakyti ir tai, laba diena, ta-ta-ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta-ta-ta. Ką čia darai? Ai, kur tai. Ir toks ir gaunasi. Tai va, laba diena, žodžiu, čia jūsų laida, čia radio laida, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ir šiandien pa-ta-ta-ta-ta-ta, žodžiu. Tai va, jeigu jūs norėtumėte ta-ta-ta-ta-ta-ta, jūs ta-ta-ta-ta-ta, ir tas va toksai bum, iš tikrųjų nusibosta. Yra gyvai, yra netikėtumai, yra plaukai susivėlę nuo vėjo ir taip toliau, ir tai būtent natūralu, tai mes pripratę kiekvieną dieną matyti. Ir jeigu mes tuo metu naudojamės, tai yra, kad darysiu ir neišleisiu niekur, neparodysiu niekam, kol nepadarysiu idealiai. Jeigu mes taip galvojame ir mums leidžiame tą idėją stabdyti mus, mes iš tikrųjų nieko nepadarysim. Nes mes lauksim, mes planuosimės, mes dėliosimės ir tai yra tiesiog aš negaliu, aš dabar dar ruošiuosi ir taip toliau ir iš tikrųjų visame tame pats rezultatas gaunasi, kad mes nieko nepadarėm. Kaip sakoma, kaip tenai, čia kaip masturbacija yra, kažką tai bandyti daryti, bet rezultato vis tiek negauti. Tai vat, linkiu tikrai, pirmas dalykas, nustot galvoti, kad kas tu esi dabar, koks tu esi, kad ir kaip tai būtų, kokia natūra tai būtų, kad tai yra blogai ir kad tai nėra įdomu. Nustok galvok, nes būtent tu koks esi natūraliai, tu esi pats įdomiausias. Nes kai bandai būti kažkuo kitu, tu neįdomus, nes pagal kurį tas žmogus, netgi tie žmonės, pagal kuriuos tu bandai būti, jiegi daug geriau moka už tave tą daryti. Dėl to nesistenk kopijuoti kažką ar būti kažkoks kitoks negu esi. Ir jeigu šitą informaciją patiko ir nori to iššūkio, jeigu esi jau iššūkė, vis tikrai, bet nori to iššūkio 30 dienų, kur parodysiu būtent kaip naudojant tai, kas tu esi, kas tau patinka, ko tu nori, kad užsidirbtum ir pinigų ir gautum galimybės gyvenime, kurias galėsi labai išnaudoti einant ten, kur tu nori. Jeigu šitą informaciją tau patiko, prašau pasidalink šią informaciją su kitais, su draugais, papostink Facebook'e, pasidalink kažkokį komentarą, parašyk, galbūt kažkokių idėjų turi ar patarimų netgi ir priimu tikrai kritiką, aišku, mane netgi gali suvaryti, komentaruose leidžiu. Ir mes tada pradėsim nuo pirmadienio, nuo spalio 21 dienos, pradėsim būtent tą šūkį. Ir kai pradėsi, pamatysi, kaip viskas yra paprasta ir kad būtent tu esi tas,
kuris gali savo atnešti visas galimybės, o ne kažkas kitas, o ne kažkokia kopija ir bandymas būti ne savimi. Tai tiek, čia Ramūnas, liking, dalinkis ir mes susitiksime iššūkį. Eikė.